negali žadėti, bet aš visą laiką sakau, galbūt galima pažadėti, pavyzdžiui, vieną savaitę su rinkėjais susitikti asmeniškai, arba galbūt kažką kito. Pagalvokite, ir mes tuos įrašus visuose rinkiminėse apygardose pasiliekam, po 4 metų pasižiūrėsim, ar pavyko tai padaryti. Kažkas apie sankryžas kalba, kažkas kalba apie, nežinau, kažkokius inicijavimo teisės aktus ir panašiai. Pagalvokit, kas yra jūsų jėgose ir jeigu galima, čia jau labai trumpai, nes tai gali virsti visiškai nuobodžiu monologu, pasakykit, ką iš čia išsinešti rinkėjai turėtų, konkrečiai iš jūsų. Ką jūs iš tikrųjų apsimtumėte bent vieną dalyką padaryti. Tai prašau. Yra dalykų, kuriuos Seimo narys iš tikrųjų gali padaryti ir labai nesunkiai. Tai reiškia, jisai gali balsuoti Seime už tam tikrus įstatymus arba nebalsuoti. Reiškia, tai mano manimu šiuo metu didelė Lietuvos problema ir grėsmė yra, pavyzdžiui, migracijos įstatymas, kurį prieš metus valdantieji priėmė. Tai yra tiesioginė grėsmė Lietuvos išlikimui. Tai aš kaip Seimo narys labai lengvai galiu nubalsuoti prieš šito įstatymo atšaukimą ir, reiškia, paliekant senąją įstatymo redakciją. Lygiai tas pats yra su žemės reikalais. Taip pat bus balsavimas dėl vienalyčių santykių Seime. Ir visa tai priklausys nuo to, kaip balsuos Seimo nariai. Tai čia nereikia būti, reiškia, kažkokiu ypatingu profesionalų politikos, tiesiog remtis savo pažiūrom, žinot, ko nori ir atstovauti tos žmonės, kurie tave išrinko ir kurie irgi nori to pačio. Vaikų, 3 įstatymo projektai, kur jūs balsuosite prieš, koks pažadas. Toliau susiminė mikrofoną. Jo, mano pagrindinė užduotis, kurią savo keliu eidamas į Seimą, tai yra depolitizuoti atlyginimų sistemą ir įtvirtinti socialinę partnerystę Lietuvoje, kad dėl atlyginimų dėrėtųsi darbuotojai ir darbdaviai. Tai yra, kad išugdyti darbuotojų dėrybinę galią. Tai yra viena iš 8 pastabų, kurias pateikė Europos komisija Lietuvai. Tai pirmas pažadas. Antras pažadas. Iš tikrųjų išugdyčiau iš šios apygardos rinkėjų vieną politikos lyderį. Nes dėčiau visas pastangas, kad iš jūsų išaugtų, kadangi šiaip politika nukreipta į konkurencijos baimę, į jauno žmogaus atstumimą. Aš daryčiau kitaip. Aš dalinčiausi savo sėkme ir išauginčiau šitos bendruomenės vieną iš lyderių, kuris būtų bent 10 metų už mane jaunesnis. Dėkui, 2 konkretus pažadai, bus nesudėtinga patikrinti, jeigu pakliūsite į Seimą, beje, jūs sąrašo numeryje esate 12. Tai galbūt ateis laikas ir net jei nelaimėtumėte vienmandatėje, daugiamandatėje, pakliūsite į Seimą. Ar tie pažadai galios tokiu atveju? Puiku. Tai iš tikrųjų nėra taip sunku ir vienam žmogui padaryti ir inicijuoti ir įgyvendinti paskui didesnius sprendimus. Pradžioje kadencijos kilo mintis, kad reikia tiesioginių mero rinkimų idėją pajudinti. Parašiau įstatymą, nunešiau 2 Seimo nariam, kartu su jais Seime prastumėm, dabar visi rinkom Seimo narius tiesiogiai. Tai mano kitas dalykas, kurio užsiimsiu ir koncepcija jau sukurta, vyriausybės patvirtinta, atkeliaus Seimą kitai kadencijai, visuomenės tarėjai teismuose. Tam, kad panaikinti teismų uždarumą ir visuomenė galėtų atstovauti savo narius, sprendžiant ir nagrinėjant bylas teismuose ir priimant sprendimus. Visuomenės tarėjai, prisiminkime, toliau. Jeigu aš tapsiu Seimo nare, tai nuosekliai gyveninsiu keletą tokių dalykų. Pirmiausiai, tai yra galimybės Lietuvoje kurti ir vystyti verslą. Mokesčiai yra viena, mes programoje turime numatę sodros mokestį mažinti kasmet po 1%, taip pat reinvestuojamo pelno neapmokestinti, tai čia tos iniciatyvos tikrai bus. Tačiau kitas dalykas yra verslo priežiūros institucijos, kurios yra dažnai labai ne konsultantės, o baudėjos. Tai čia reikia nuoseklaus darbo ir jis daugiausiai netgi yra vykdomojoje valdžioje, tačiau Seime taip pat reikia, tos irgi lyderystės, kurios beje labai pritrūko šiuos pastaruosius 4 metus. Kitas dalykas yra tai, kaip žmonės jaučiasi Lietuvoje, kaip mūsų vaikai jaučiasi mokyklose, kaip pagaliau mes visi jaučiamės, emocinė sveikata ir savižudybių prevencija. Man asmeniškai tai taip pat bus prioritetas ir iš manęs tokių iniciatyvų tikrai galima tikėtis. Tai yra šiek tiek susiję su žmogaus teisų klausimais, kur principingai palaikysiu. Dėkui, mikrofonas keliauja toliau. Aišku, išrinktas į Seimą,
darysim darbo partijos programą, kurios pagrindinė nuostata yra žmonių pajamų didinimas. Tai tiek vidutinio atlyginimo, tiek minimalaus atlyginimo, tiek pensijų didinimas. Bet prie viso šito, mano kaip ir asmeniniai programai, tai yra pagrindinis darbas bus tai sukurt įstatyminę bazę, kuri, gerbiamas kolega, galios visai Lietuvai. Ir tokių daugiabučių yra ir Kaune, ir Klaipėdoje, ir Šiauliuose, o Vilniuje, ir Žirmūnai, ir kiti rajonai. Taip kad, kaip pilotiniam projektui Lazdynam, sukurt tokią įstatyminę bazę, kad tokių daugiabučių su pasibaigusiais galiojimo laikais perstatymas būtų galimas visoje Lietuvoje. Tai mano pagrindinis pažadas ir uždavinys, kurį aš pradėsiu dirbti išrinktas į Seimą nuo pirmos dienos. Dėkui, toliau. Mano pažadas bus savivaldos klausimais, kas yra labai svarbu kiekvieną dieną žmogui. Tai įgyvendinsiu ir tikiuosi mane palaikys partijos nariai, kad tiesiogiai būtų išrinkti seniūnai, seniūnaičiai ir būtų pakeista savivaldybių tarybos narių rinkimų tvarka, kaip Seime pagal mišrią sistemą. Dėkui, toliau. Kiek žinau, vien Lazdynų mikrorajone gyvena 32 tūkstančiai gyventojų, iš jų 13 tūkstančių pensininkų. Ir 4200, čia gali apie 4200, kurie gyvena žemiau skurdo ribos. Todėl, man atrodo, mūsų partija, Lietuvos sąrašas, kalbėdami apie solidaresnę visuomenę, apie solidarios Lietuvos kelią, mano, kad vis dėlto turėtų būti tas pragyvenimo minimumas. Kiekvienas turi teisę į orų gyvenimą. Ir tu gali gražiausius kelius padaryti, puikiausius namus, bet rekreacinės zonas. Bet jeigu žmogus pensijos gauna tarp 100–200 eurų, tiesiog turi būti daugiau uždirbantis. Turtingas turi daugiau mokėti. Todėl mes esame už protingus, racionalius, progresinius mokesčius. Taip pat kiekvienam šeimos nariui turėtų būti ne mažiau 300–400 eurų per mėnesį. Tik tai tada Jungtinėse valstijose nuo tam tikros sumos tik tai pradedami mokesčiai mokėti. Ir daugybėje, pavyzdžiui, Prancūzijoje nuo 3 vaiko vėlgi mokesčiai yra labai sumažinami, tampa minimalus, moka tik tie, kurie daug uždirba. Kol iki 2006–2007 metų, prisimenat, buvo teismai parodomieji motinų, nebuvo tų lubų, motinystės išmokų. Ir todėl dabar trūksta darželių, būtent užaugo tą kartą, aišku, atėjo krizė ir Tėvynės sąjunga su Šimonytė prieš akį, kaip sakoma, per vieną naktį, tada dar šiame dabaras buvo, per vieną naktį, kaip sakoma, motinystės išmoką sumažino. Nes dabar vyksta Lietuvos žmonių išvarymas, didysis išvarymas. Kęstuti, dėkui, supratom, progresiniai mokesčiai 300–400 eurų neapmokestinami šeimai. Aš tik tai galėčiau iš karto Asmeniui. Man bus labai įdomu, kaip reikės kompensuoti biudžeto praradimus, bet tai jau labai didelė diskusija, nebesivelkime ją. Dar 2 žmonių konkretus pažadai ir tada bus linksmoji dalis. Klauskite, ko norite. Kaip ir Puteikio koalicija ateina su antikorupciniais pasiūlymais. Tai yra man pagrindinis dalykas, sakysim, taip sutvarkyti įstatyminę bazę, kad tiesiog nebūtų įmanoma per viešus pirkimus, per korupcinius sandorius paimti pinigų savo didesnę dalį, negu, sakysim, jeigu kainuoja tas daiktas, kuris perkamas valstybės lėšom. Šitas dalykas atlaisvins lėšas ir priimti įstatymą, kad pensininkam pagal infliacijos indeksą kas metai turėtų būti pensijos didinamos pagal infliaciją. Tai vienas dalykas. Jei atliktų lėšų, tada jau kitas dalykas kėlimas. Ir šitas pagal infliaciją nebūtų laikoma, kad tai didinama pensija. Tai tik kompensuojama praradimas infliacijos poveikio. Ir kitas dalykas labai svarbus, kur lėšos, sakysim, irgi labai didelis sugrįžtų biudžetą. Tai yra būtinas aktyvus valdžios dalyvavimas, siekiant pažaboti monopolijų veiksmus, kurie iškreipia rinką ir sąlygoja daug įdomos pinigų suplaukimą nedaugelio rankas. Ir šitos dalykus jau mes jau žinom, kaip padaryti. Čia jeigu, sakysim, aš turėčiau laiką, gal išeis padaryti susirinkimą su gyventojais ir paaiškinti,
kaip šitas padaroma. Ir tai yra realu. Ne tai, kad, sakysim, kai man tik pradeda šnekėti Vapinskus vystytojas, tai man skamba kaip keiksmažodis. Aš dirbdamas Vapiltui puikiai žinau, kiek paima vystytojai ir kokia yra situacija šitą. Dėkui, indeksuojamos pensijos, griežtesni pirkimų kontroliavimai ir įstatymai nukreipti prieš monopolijos. Tokie yra pažadai. Jūsų dabar žodis. Dėkui, kiek prisimenu pradžioje, jūs prašėt vieną pagrindinį darbą. Būtų geriausia. Na, va. Tai tiek mūsų partijos programai, tiek mano paties galvoj tas yra. Mes turim tokį skirsnį Lietuvos išsaugojimo programą ir pagrindiniu vinimi tenais yra įkalta dviguba pilietybė. Tai yra, reiks telkti pajėgas. Čia nepakanka vieno Seimo nario ar net vienos grupės pastangų. Reikia telkti pajėgas, keisti konstituciją ir šitoj vietoj visus mūsų tautiečius, kaip jūs sakėt, lietuvio kortą, tegul bus šitai, mūsų visus tautiečius integruoti būtent konstitucinę prasme. Šitas darbas, manau, užims visus tos metus ir yra pagrindinis. Gerai, dėkui Jums. Dabar aš atsistosiu, kad matyčiau. Kelkite rankas. Mano vienintelis prašymas. Klauskite konkretaus kandidato, konkretaus klausimo. Pirma ranka pakilo čia. Ir